Pradėjau kalbėti jūsų prieš tuo. Taip pat palaukit, paklausykit trupučiuką. Mums tai rajono taryba yra savininka tiek ano pastato, tiek šito. Yra lygiai jūs tik gavę pagal panaudą. Ir ta panauda tuo eina į pabaigą. Ir jie įspręsti. Jie įspręsti. Tų pastatų yra per daug. Jeigu jūs pageidaujat, tai visada, atsiprašau už įsireiškimą, jūs turite teisę rinktis, bet neįsirinkit kiaulės uodegos. Ko jūs norite? Dabar turim patalpas, turim problemą ir bandom ją spręsti. Aš kiek suprantu, ministerija nėra apsisprendusi, kaip turi vykti. Niekas nesupranta. Pačiai iškyla. Tai va, tai artėja žiema, seniūnijai reikės paimti ir šildyti. Kažkokia gyvenvietė iškėlus, matau, senelių namus, gyventojai labai priešinasi. Vat būtent yra visuomenės O nuostata. mūsų kaime tai yra nuo seno, tai yra savi. Jie ir vaikšto po kaimą, kai kam padeda dirbti. Ir jie į juos nežiūrima, kaip į nenormalius dalykus kažkokius. Tai yra mūsų bendruomenės nariai, jeigu vyksta renginiai, tai mūsų žmonės visur yra ir jie visur. O antras dalykas, kodėl mes taip skausmingai reaguojam į tai, kad norit atimti mūsų pastatą. Nežinau, jūs, niekada kito susidaro toks įspūdis, jūs nematėt turbūt, kas čia buvo ir ką mes savo rankom kiekvienas asmeniškai padarėm. Ji buvo landinė, išdaužyti langai, iššaudytos grindys, kalnai šiukšlių. Ir niekam nereikėjo to pastato. Ir dabar, kada mes pasidarėm savo namus, kurie mums reikalingi visiems, nėra kultūros namų čia. Nėra. Kas eis į tą antrą aukštą, kad ir į pirmą aukštą tais laiptais. Ten jau priprasta, ten žmonės priprašo, ten mūsų namai yra, nes kiekvienas sutemptas daiktelis, kam atlieka šaukštai, kam atlieka stiklinės, kam kas visi neša ten ir viską mes turim jau ir mes jau ten gyvenam. Ir dabar kraustykitės į tą gasgarą. Kas sakė jums, kad kraustytis reikia? Tai, kad labai agresyviai agituojate. Kitas dalykas yra, jūs įsakėt savo nuomonę, kad tai biblioteka ir kultūros namai, kad kultūros namų, kultūros centro filialas, reiškia, čia tilptų. Tai yra jūsų pozicija ir aš atvažiavau palaikyti būtent tą poziciją, kad išties, nes kodėl aš tą pastatą tikrai patikėjau, kad aš atsimenu, koks jisai buvo, nes aš buvau po tos grįvėsius ten dar vaikščiojau. Ir mes Skaudvilės bendruomenės teatras čia kartais repetuojam, jeigu kultūros namai būna Skaudvilėje užimti, žodžiu. Ir iš tikrųjų ten labai jauku yra, ir tie žmonės sueina ir matosi, kaip puikiai jaučiasi ir visokiose šventėse, aš čia buvęs ir visa kita. Tai va, tai aš pritariu jūsų tai minčiai, kad išlaikyti, kaip šitos komisijos narys, kad išlaikyti tenai, nes jums tai yra gerai. Jūsų nuomonė pati yra svarbiausia. O čia 3 pečkuriai yra, mokykla buvo, pamainom kūrena. Jeigu dabar mane biblioteka ir teatrą ir reiškia kultūros skyrių kels čia vienus, kol kas kol nėra daugiau nieko, nu tai mes čia pražūsim. Čia bus šalta, jeigu tik tais tiek, kad bus čia. Mūsų sklando tokia kaip idėja šitoj mokyklai, šitoj visoje aplinkoje padaryti, sutvarkyti. Ar nebūtų galima tiesiog padaryti vaikų darželį čia? Žinau, kad irgi kainuoja, bet palyginkim, turim Skaudvilėj gimnazijoje darželį, aš pati turiu 4 metų mergaitę, aš norėčiau, kai jinai eitų čia į darželį, kur yra, prašau, padaryti normalią aikštyną vaikams, normalią žaidimo aikštelę, kad vaikai būtų ne taip arti gatvės, kaip yra tenai, kad turėtų normalias sąlygas, normalius kambarėlius, gal pradėję, kvadratūra yra normali. Palyginkit tikrai, širdžiai žinau, kad Skaudvilėje yra ten viskas tvarkoj, bet norėčiau, kad vaikai turėtų daugiau vietos darželį.